Šiandien laidoje. Tūlas pilietis sakys, na gerai, aš nei kariaut, nieko nenoriu, man atgrasu militarizmas, dar kažkas, nusipirk tai, kas būtina tau išgyvenamumui pagerinti. Ir tu jau sustiprini valstybę. Pareiga vaikus pašalinti iš karo zonos, kas tai darys? Ar ne? Mama, tėtis, močiutė, senelis, mes traukiamės į Lietuvos gilumą, mes traukiamės į pasienį, turi būti apsvarstyti šitie dalykai, nes kai situacija iškyla, to laiko tarsi yra, bet jisai labai greitai tiksi. Ir vienas pavojingiausių pas mus procesų, kalbant apie jaunimą, kai sako, ką jūs vaikus ruošiat karui? Žinoma! Labas vakaras, Delfi žiūrovai ir sveiki Locked and Loaded bičiuliai. Aš esu Mantas Vilimas, o jūs ir vėl esate Patrulio bazėje. Šią savaitę leiskim tankams, dronams ir raketoms dirbti savo darbą ir pakalbėkime daugiau apie žmogų. O tiksliau apie piliečio pareigą arba privilegiją ginti tėvynę. Apie tai, kokia yra piliečio vieta mūsų valstybės gynyboje, šiandien daugiau mums papasakos du, ne pirmą kartą mūsų laidoje viešinti svečiai. Visų pirma, aš pristatau istoriką, VDU licėjaus Sokratus direktorių Mindaugą Nefą. Labą dieną. Sveiki. Ir taip pat kariuomenės kūrėją, atsargos majorą Albertą Daugirdą. Sveiki. Sveiki. Eikim tiesiai prie piliečio ir palieskime jo vaidmenį taikos metu. Ką mes dabar matome, ką turėtų pilietis daryti savo valstybei, o ką jau daro? Tai visų pirma, turi atlikti savo darbus, kurie jam priklauso, ar tai pagal amžiaus tarpsnį, ar tai pagal jo išsilavinimą ir panašiai, nes vis tiek, jeigu mes kalbam apie valstybę, tai jos pamatas yra bendro gėrio kūrimas. Tai jeigu dabar visi, nežinau, mestumėmės į vieną kažkurią sritį, tarkim į žurnalistiką, tai nebebūtų, kas šiukšlės veža, kas prekes pristato, kas kariuomenėje tarnauja ir panašiai. Tai kraštutinumų kažkokių negali būti, bet kokioj situacijoje, šiuo atveju dabar turime tokią, aš nepasakyčiau, kad taikos meto situacija, vis tiek karas yra visai šalia mūsų, reikia visuomet galvoti ir ruoštis, ką aš, būdamas mokytoju, būdamas ugniagesiu, būdamas paprastu vairuotoju, ar nepaprastų vairuotojų galėčiau daryti ir turėčiau daryti, jeigu nutiktų kažkokie įvykiai, kaip yra Ukrainoje ar kažkur kitur. Tai reiškia, ruošimusi toks faktorius turi būti. Natūralu, kad kai situacija yra rami, tas ruošimasis, jisai toks nėra labai masinis, nes žmonės turi turėti labai racionalų pagrindą, kodėl jis turi vietoje gulėjimo ant sofos arba važinėjimų dviračių eiti kažką mokyti, žiūrėti, skaityti ir panašiai. Tai grįžtant prie to pagrindinio klausimo, reikia atlikti savo darbus, kurie tau priklauso pagal esminius dalykus, nes kiekviena dalelė čia labai svarbi. Negraukim einančios sistemos, papildykim ją, turbūt taip. Papildykim, taip. Neužmirškim, kad turim daugybę laisvalaikio, kurį taip pat galim skirti tos valstybės stiprinimui ir gerbūvio kūrimui. Majore, jūs taip pat kalbat apie pasiruošimą tiek ekstremaliom situacijom, tiek apie išgyvenimą. Kaip tik paminėjo Mindaugas, kad dabar nėra patys ramiausi laikai. Ar tiek jūs, ar abu jaučiate pokytį mūsų visuomeniai, požiūrį į tai, ką reikia daryti, kaip reikia ruoštis? Pokytis yra įrodymai, kad visuomenė yra gerokai aktyvesnė negu, sakyčiau, net prieš metų 10, skaičiuojant jau ir visus karus, ir Čečėnijos, Gruzijos, Krymo okupacijos, Ukrainos užpuolimą 14 metais. Mes stipriai pasistumėję į priekį per aktyvumo prizmę. Tai geras ženklas, daugybė iniciatyvų. Ne tik karo prasme, mes turėjom pandemiją, išėjo visuomeninių, daugybė iniciatyvų. Migrantų vadinama krizė, daugybė iniciatyvų. Karas tiesiog dabar atskleidė, kas yra kas, nes nieko baisiau žmogus nesugalvojo, kaip žudyti kitą žmogų. Ir tai vyksta dėja, mes esam homo sapiensai,
kvailiausia rūšis ir žiauriausia tuo pat metu rūšis šitoj planetoj. Ir, ką ir minėjo Mindaugas, miegot, ar tai taika, tai įsivaizduojama ilgalaikė, ar atakuojama įvairiausių grėsmių, nėra kada miegot. Turi būti tam tikroj parengty, nes mes tokie esam padarai. Bjaurus ir tai yra bėda. Ir žiūrint per istoriją, tiesiog turėtume būti nuolatiniai tokioj parengty. Taigi, grįžtant prie to, kad konstitucija, visi kiti istoriniai supurtimai sako, turim ruoštis, dalis visuomenės tą daro. Ir tai gera žinia. Kita vertus, tenka pripažinti, kad vėl istorinės patirtis atskleidžia, kad niekur nedingsim. Mes turėsim sėdinčius ant sofos, neapsisprendusius, bėgančius iš nelaimės vietos, tiesiog kad pabėgti. Bus tie, kurie galvotrūkščiais ners į tą katilą ir atliks savo pareigą, taip kaip įsivaizduoja save. Ir mes būsim visą laiką sluoksniuoti. Taigi tik klausimas, kuris tas sluoksnis bus storesnis. Kokios galimybės jūsų nuomonė dabar yra realistiškiausios ir praktiškiausios piliečiai prisidėti prie valstybės saugumo užtikrinimo? Tų galimybių tikrai yra nemažai, bet tai čia reikia atsižvelgti į tas galimybės, kurios yra apribotos tiek žmogaus kažkokių karjeros dalykų, amžiaus. Bet sąlygos, tarkime, eiti tarnauti į kariuomenę, tai dabar yra pačių įvairiausių formų. Ne tik privalomoji karinė tarnyba ir krašto apsaugos savanorių pajėgos ir jaunesniųjų karininkų kursai. Tai yra daugybė formų. Galbūt nebūtinai didžiai dalį visuomenės jos yra labai patrauklios, nes laiko atžvilgių labai apsiriboja, statusas tavo keičiasi teisinis. Tai kitas yra būdas tapti Šaulių sąjungos nariu, mažiau įpareigojantis laiko prasme, iš kitos pusės galbūt kaip tik daugelį labiau įpareigojantis laiko prasme, nes kartais žmonės prisijungia ir tada jau stabdžių nebėra tai visuomeniniai veiklai. Pavienės įvairios iniciatyvos, kurias daro žmonės tokie ir kaip Albertas, važinėdamas po Lietuvą, nežinau ar dabar dar važinėjat, bet važinėjęs susitinka su žmonėm, pasakoja, ką kiekvienas galėtų daryti. Nes čia labai svarbu, kad tie žmonės kažkaip tai gautų tą informaciją. Nes jeigu mes kalbam apie piliečių vaidmenis gynyboje, yra galimi tokie galbūt du pagrindiniai keliai. Pirmas dalykas - pernelyg nesirengti ir tada atsiradus situacijai reaguoti aktyviai į tai, kas vyksta ir mokytis iš klaidų. Dažniausia klaida karo metu tai yra žmogaus gyvybė, jinai priverčia daug greičiau mokytis. Ir antras kelias yra rengtis tam tikriem numanomiem scenarijam, remintis tuo, kas vyko, arba kažkada praeitie, arba dabar vyksta, šiuo atveju Ukrainoje. Tai du yra keliai, kurį žmogus pasirinks. Manau, kad protingas, racionalus žmogus labiau turi rinktis antrąjį variantą. Bet reikia tam rasti laiko ir noro, ryžto tai daryti. Pirmas variantas yra toksai gerokai patogesnis, bet jis yra nepasižyminti strateginių kažkokių mąstymų. Jeigu žmonės nori, tikrai galimybių tų yra. Tai reikia vieno to nedidelio, o kaip patirtis rodo didelio dalyko. Iš kitos pusės, kadangi yra priimta piliečių rengimo valstybės gynybai strategija, ten yra numatyti tam tikri žingsniai, kurie byloja, jog valstybė šiek tiek aktyviau turėtų tą procesą mėginti organizuoti, jį stimuliuoti, nes natūralu, kad bendras tikslas yra atėjus dienai X turėti kaip įmanoma didesnę visuomenę pasirengusią patiem įvairiausiam iššūkiam. Tai čia be valstybės tam tikrų žingsnių, be valstybės institucijų dalyvavimo vargu ar mes tą tokią didesnę masę galime apimti, tikėdamėsi, kad žmonės patys turi susivokti. Tai natūralu, kad ir valstybės indėlis čia turi būti. Jis vyksta, bet galbūt ne taip kaip greitai ir taip matomai, kaip mes norėtume, nes biurokratinis aparatas yra biurokratinis aparatas. Biurokratinis požiūris irgi yra biurokratinis požiūris, nes kartais atrodo žmonėm, jog užtenka priimti strategiją ir kažkas ją jums ir įgyvendins, bet kaip matom, tai nelabai vyksta. Paantrinant Mindaugui, tai vėlgi,
tos kelios pusės yra ir kaip galim prisidėti. Jau 91 metų patirtis parodė, kada ateini jau egzamino laikyti, turiu apginti nepriklausomybę, vertybinę sistemą kažkokią ir jeigu nieko nemoku, problema. Tau gali duoti ginklą, jeigu tu nemoki naudoti jo, yra minusas automatiškai. Mano karta dar taip gavosi, kad okupanto buvo mokomi mokykloje, ką jie dabar vėl grįžo daryti, savo jaunąją kartą vėl rengia nuo mokyklos suolo kariniams dalykams. Ir tai, ką jie mokino dar viduriniai mokyklai, mums pravertė kaunantis prieš juos pačius. Toks ginklas kaip Kalašnikovo automatinis šautuvas, tai mums tik paduok buvo. Tai mes jo trokšte troškom. Visi kiti ginklai buvo tik, paaiškinkit, kaip jį užtaisyti. Visą kitą mes jau supažindinti iš esmės. Pasirengimo lygis ir pritarčiau minčiai iš anksto ruoštis. Ir tiek asmeniškai, tai jau čia vis prisimenu Mikutavičiaus dainą, ar tu myli Lietuvą, tai kas tai yra pilietis. Atlik savo pilietinės pareigas pagal konstituciją. Mokėk mokesčius, užsisek diržą, nešiukšlink, atlik kitas savo pareigas, o teisių irgi pakankamai daug duota. Ir tai turi būti visuotinas reiškinys. Vienas kitas ten į nusikalstamumą linkęs, aišku, pažeisti taisyklės, bet visuotinas tai reiškia nuo paprasto piliečio iki valdžios atstovų. Ir visom prasmėm. Orumas. Gerbtinas. Ir štai turim šiom dienom vis prisimenamus dalykus, išpoliai prieš mokytojų orumą. Aš jau nekalbu ten giluminės, bet jau tas žodinės, įžeidžiančias frazes, išsireiškimus ir panašiai. Tai rodo, kad mes net šitos pilietinės pareigos netliekam vieni kitų atžvilgių. Taigi, susižiūrėti su savo konstituciniam pareigom ir jau žiūrėtų, kur galiu įsilieti, kaip ir kalbam. Šaulių sąjunga viena priimtiniausių formų, kas nori itin aktyviai prisidėti. Nes ten gali ir karybos prasme, ir visiškai nesmurtinio pasipriešinimo ar veiklų spektre dalyvauti. Nuo vėliavos iškelimo iki ėjimo patruliuoti gatves, padėti policijai ir panašiai. Daugybė galimybių prisidėti prie valstybės stiprinimo, visuomenės stiprinimo. Bet rodo patirtis dabar, kad ir nebūdami Šaulių sąjungai žmonės parodo įvairių akcijų, susikuria organizacijos ar grupės nuo vaistinėlių rinkimo Ukrainai. Sutapo, čia vaistinėlių keitimas pas mus, atrodo toks paprastas veiksmas, bet jisai neša pridėtinę vertę. Mums susivienyti, jiems padėti ir panašiai. Bairaktar, radarom akcijos. Absoliučiai jau strategiškai padėliotas, ypatingai radarom ta akcija. Ten žiūrint iš šono matėsi, kiek įdėta strateguojant. Strategija, taktika, taikiniai, kuriuos nukreipia dėmesį organizatoriai, kaip sakau, ginklų rūšis, šaudmenys tiem ginklam, kaip visuomenę pritraukti prie sumanimo. Yra kas sako, tai mes iš savęs turim tą iniciatyvą, ugnelę ir galim prikurti. Bet aš susidūriau jau stebėdamas vieną kitą čia tą grėsmių situaciją, kad mes kartais paviršutiniškai nueinam. Jeigu žiūrėt pagal algoritmą, pradedam svaidyti šaudmenis, bet be strategijos, taktikos, nepasirinkę taikinių. Bet kaip ir manom, kad čia viskas gerai. Ir tada atsiranda klaidos, nusivylimai, taip kaip ir ukrainiečiai, kai išėjo Chersone, man atrodo, po okupacijos į gatves, į mitingą. Ir iš pradžių nieko, kol okupantas pradėjo gąsdinti šūviais, o galiausiai ten represijos, suėmimai, kankinimai, šaudimai, netgi gatvėj. Reiškia, ir gauni tokį klausimą iš vienų, iš kitų. Tai matai, tu ką ten pasakai, ten nesąmonė, čia šitam kare negalioja, tai kokia, čia plėši tą knygutę, mesti ją po galais, ji čia negalioja. Sakau, o jūs kas nors ją perskaityt, ir jūs ką nors pabandėt sudėliot pagal algoritmą. Kokios strategijos jums galvoj? Kokius taikinius pagal tą strategiją imsit? Kokią taktiką naudosit? Kokias ginklų rūšis, tas nesmurtinės? Reiškia,
Jeigu jūs to nedarėte, tai taip, šovėt darydami mitingą ir prašovėt. Tai gal neįvertinot, nepaplanavot. Ir tada jau atrodo, kad tai nevertinga. Atvirkščiai, tai sunkus procesas. Planuot, greitai keist, būti lankščiam ir to galima mokytis. Tai va viena iš užduočių irgi įžvelgiu suteikti per valstybinę bazę, nes tai valstybė strategijas kuria, planą šiaip tai per 2 metus, atrodo, pasitvirtino, nieko nedarė, kurį tai laiką, bet pradėti suteikti galimybę žmonėm gauti koncentruotą informaciją, mokymą ir tada mes kur kas stipresni krizės akivaizdoje, ją ištikus, mes nebe naujokai. Taigi čia nuolatinis procesas ir deja, pritarčiau, nėra tinkamo valstybės požiūrio kol kas. Aš vis dar girdžiu tiek jūsų abiejų pasisakymuose atsikartojantį terminą pareiga. Ir mes turim, atrodo, šitas visas mūsų akcijas padėti Ukrainai. Jokios pareigos padėti jie mes, atrodo, lyg ir neturėjom. Tokios prievolės neturim. Tačiau nuolat visą laiką viešumoje girdim kartojamą pareigos stygių. Nežinau, jaunuose žmonėse taip toliau. Jūs abu dirbote ir susitinkate dažnai tiek su jaunais žmonėm, tiek su brandžiais. Ar turit ką pasakyti apie pareigos jausmą mūsų valstybei? Aš tai labiau filosofiškai žiūriu šitą dalyką ir valstybės gynimą labiau regiu kaip teisę. Teisę, kurią žmogus privalo išnaudoti. Ta prasme, teisė į gyvybę, teisė į orumą ir tai susisieja su teisė gyventi tokioje valstybėje, kuri yra demokratinė, kurioje piliečiai nusprendė, kas čia juos valdys ir panašiai. Nes tai nieko blogo akcentuoti, taip, tai yra ir pareiga. Bet, kaip matome, nemažai daliai visuomenės tas suvokimas, kad tai yra mano pareiga, toks yra filosofiškai labai iš kažkur nutolęs, išplaukęs ir nepasiekėm to rezultatyvumo. Tas pats ir Ukrainos atveju. Aš pakankamai dažnai matau Vilniuje važinėjančius automobilius ukrainietiškais numeriais, kuriuos vairuoja vyrai kažkas panašaus kaip mes. Tai visuomet pagalvoju, kodėl tu čia vairuoji tą automobilį Vilniuje, o ne kur nors prie Kijevo, Donecko kažkur srity ir panašiai. Bet tai čia jų yra asmeninis santykis su valstybė ir galbūt galim taip skubėti teisti juos, bet savo tą tokį daržą pasižiūrėti. Pagalba Ukrainai tai irgi yra ir teisė, visų pirma teisė, mums prisidėti prie viso šito barbariškumo užkardimo. Pareiga, todėl, kad kiekvienas žmogus tą pareigą turi, matant, kad yra žudomi nekalti žmonės, civiliai žmonės, užkirsti kelią šitam blogiui. Čia toks pamatinis, pareiginis instinktas turi suveikti. Pareiga žmogiškumui šito. Taip, pareiga žmogiškumui ir visai nesenai minėjome Lietuvoje žydų genocido dieną. Irgi žudant žydus atsirasdavo žmonių, kurie gelbėdavo, nepaisant to, kad grėsė didžiulis pavojus. Tai šitose situacijose panašiai žmonės atjaučia kitus ir pagal savo galimybės prisideda vieni pinigais, didesnėm sumom, mažesnėm sumom. Vakar Facebook'e kaip tik mačiau, vienas senjoras savo automobilį parašė, kad atiduoda tenais. Jau sako, nusprendžiu nebevažinėti, Ukrainoje pravers. Gražu ar ne? Ir ar tai jau buvo pareiga tą automobilį atiduoti? Aš manau ne, bet jis tą kaip teisę suprato, prisidėti prie tos kovos. Ir tam tikrą įnašą į bendrą rezultatą, natūralu, kad jis padarė. Kitas yra atvejis, kai žmonės tiesiog kritikuoja bet kokias kylančias iniciatyvas ir patys neprisideda kažkokiu pozityviu elgesiu. Čia viskas yra blogai. Rengtis pilietiniam pasipriešimui neverta, nes mes nežinom, kaip bus. Tai kai ir Albertas kalbėjo, pilietinio pasipriešinimo esmė nėra vieno atsakymo, nėra vieno metodo, nėra vienos priemonės, yra universalumas. Veikti pagal sąlygas, kurias primeta mums
teritoriją okupavusi kažkokia tai jėga. Ir tu norėdamas išlikti, tu turi veikti iš vienos pusės pagal žaidimą, kuris yra primestas, bet iš kitos pusės jungti smegenis. Nes tavo yra tikslas nepaklusti okupantam, bet pamėginti jiem apsunkinti gyvenimą maksimaliai. Na ir galbūt tolimesniai perspektyvoje, kad tas kraštas būtų išvaduotas, ar ten vėl tam tikrai gali būti sprendiniai. Ir čia nėra visiškai kažkaip tai laužti iš piršto, kad susėdo 2-3 žmonės ir dabar sugalvojo. Mes daug pasimokom iš istorinių dalykų. Lietuvoje vykęs partizaninis karas buvo ne tik tai ginkluotas pasipriešinimas, bet ir neginkluotas pasipriešinimas. Ir dažnu atveju tas išėjimas į mišką su ginklu jau buvo regimas kaip kraštutinumas, bent jau partizaninio karo antroje pusėje, kai vyko. Tai tai yra viena iš tokių pamokų, kur čia reikia tuos dalykus suvokti. Bet nereikia tikėtis, kad kiekvienas žmogus, jeigu mes tik pasakysim, kad tavo yra pareiga padėti Ukrainai, tavo pareiga yra ruoštis, jis taip labai nori imsti tą reikalą ir įnyks. Toks, kaip sakyti, noras ir troškimas yra, bet kiek jis realus, tai abejotina. Ir čia vėl grįžtam ar ne vos ne prie filosofinių dalykų, kažkokių gilesnių dalykų. Ir kai auginam šeimas, dabar girdim super tėveliai, super mamytės, nesusišneka su mokytojais, tėvai ir atvirkščiai. Aš kartais vis bandau supaprastinti kai kuriuos tos algoritmus ar ne. Ir savo vaikams vis sakau, žiūrėkit, pirma pareiga, pagarba, tada pramoga. 3P. Įsidėmėkit šitą, pažaiskit su tuom. Atlikai savo pareigą, namų darbus padarei. Kodėl mano pareiga čia? Išsilavinęs žmogus. Tu gali nesimokyti, bet tai neš pasiekmes tavo gyvenimui, ne mano, ne mūsų. Pagarba suaugusiam, vyresniam, mokytojui, kunigui, pareigūnui, Seimo nariui, kam tik nori, pradžiai. Pagarba, bet jeigu su tavimi elgsis nepagarbiai, tada ten pradedi jau mokytis, kaip atsakyti tokius dalykus. Bet iš esmės, jeigu tu jaunesnis, pirmin. Ir tada tik visi kiti dalykai. Ir augant po truputį, jeigu tėvai, mokykla, visuomenė, kariuomenė, visa aplinka, vieni tom vertybėm panašiai vartysim, naudosim jas, nebus vidinės prieštaros, ką mes ir dabar turim visuomeniai, įtampas visokias. Vieni to negerb, kiti ano. Renkam Seimą, bet tuo pat metu žemiausiai kotiruojam Seimą, kaip blogiausias vagių, ar ne, ten sambūris. Vadinasi, kažkur mes išsidraskė. Girdėjau apie jaunąją kartą, ar ne, užklausimas, jie nieko nesiskiria nuo mūsų laikų. Ji tokia pat sluoksniuota, tokia pat įvairi, su tokiom, įvairesnėm silpnybėm, nes gyvenimas kinta. Bet ir mūsų laikais buvo, kurie nėrė į krūmus, kurie po sausio 13-osios baliavojo bendrabučiuose pedagoginio, taip kad mes Seime parlamente išėję išorę girdėjom sesijos pabaiga, o kad įvyko, kas įvyko, tai kai kurie sužinojo tik iš ryto, po visko. Kai bėgo iš Vilniaus, viską matėm, dalis metėsi į pareigos atlikimą, dalis į krūmus, dalis iš tų krūmuose buvusių dabar aukštosiuose pareigose sėdi, vadovauja valstybė ir prisideda prie to ir visada tik viduj sakai, duokdėjais ten skaistykloje vidiniai išsiplovė, susitvarkė, geriau vėliau negu niekad. Bet taigi mes tokie pat sluoksniuoti ir dabar tas pats. Taigi kaip pritraukti žmonės, kaip padaryti, kad jie plačiau žiūrėtų, galbūt priimtiniau jiem būtų mūsų pačių vertybės ir valstybė. Gerai, eikime prie konkretesnių dalykų tada. Pakalbėkime apie tai, ką konkrečiai pilietis galėtų padaryti, kaip jis galėtų pasiruošti gynybai kriziai savo šeimoje ir savo bendruomenėje. Čia galbūt Albertas taip metodiškiau gali šitos dalykus pristatyti. Aš galiu pasakyti, kaip aš šeimoje apie tai, ką mes darėm. Galbūt ir, tai nėra kasdienės rutinos dalykas, bet aš mokiniams mėginau visą tą tokią savotišką patirtį perteikti. Tai pirmas dalykas, tai vis tiek mes turim šeimoje turėti kažkokį planą. Planą, kur renkamės, jeigu nutinka kažkas tai
Tai nebūtinai gali būti karas, tai kažkokia netikėta situacija, kuri yra ekstremali, pavadinkim, ar ne? Reikia turėti Astravo, ar ne? Laimė galima. Potvinių irgi gali būti. Be abejo, potvinis kažkas Vilniuje, audra. Taip. Ir turėjom jau. Ar vaikai turi patys išeiti iš mokyklos ir nusigauti iki namų, ar vis dėlto bet kokiu atveju turi laukti mokykloje, dar kažkur. Tai vis tiek, tai yra planas tam tikras, ar ne? Aišku, turi būti planas toks galbūt daugiau jau čia tėvų lygmenį, o kas jeigu yra itin radikali situacija kaip karas, ką mes darom? Tai aišku, pareiga vaikus pašalinti iš karo zonos. Kas tai darys? Ar ne? Mama, tėtis, močiutė, senelis. Mes traukiamės į Lietuvos gilumą, mes traukiamės į pasienį. Turi būti apsvarstyti šitie dalykai, nes kai situacija iškyla, to laiko tarsi yra, bet jisai labai greitai tiksi ir sunkiau priimti teisingą sprendimą. Tai aš manau, reikia apie tai pasišnekėti, kad nebūtų labai ten kažkokių didelių šeimininių barnių, vis tiek reikia su tuo susigyventi, reikia tai suprasti pagaliau. Kas dar yra labai gerai, kai jau yra tam tikras planas, reikia turėti pasirengimą tam tikrą, ar ten 72 valandom, ar tai ilgesniam laikui, žinau, Albertas tai ten gal ilgesniam laikui pasiruošęs. Bent jau rekomenduoju. Kiek aš esu matęs. Tai irgi toksai mentalinis yra dalykas. Aš, pavyzdžiui, mokiniam, kai pristatau viską, kas turėtų būti, jie sako, bet čia yra neįmanoma. Reiktų daugiau, pavyzdžiui, vandens, reiktų daugiau kruopų, dar kažko. Ir kodėl aš sakau, kad tai yra mentalinis, nes žmogus turi pakeisti mąstymą. Jeigu yra ekstremali situacija, mano suvalgyto maisto porcija turi mažėti. Mano išgeriamo vandens kiekis turi mažėti. Aš turiu prisitaikyti tam, kad ne komfortiškai gyvenčiau, o išgyvenčiau. Tai va, ir pamėginti tos dalykus bent jau, vienokiam ar kitokiam formate kaupti namie ir panašiai. Tai tiek savo namuose mėginam tai daryti, tiek ir mokiniams siūliu tai daryti ir iš tiesų buvo pabandžiusių tokių. Bet kai situacija šiek tiek nurimsta, tai ir sunkiau visą tai ir kruopas iš naujo žiūrėti, dar kažkokius dalykus. Tai reiškia pasikalbėjimas šeimoje, plano turėjimas ir toks praktinis pasirengimas. Nes jeigu tu esi pasirengęs iš praktinės pusės, apsirūpinęs elementariausiais dalykais, tu tikėtina galėsi išgyventi ilgiau be kitų didesnės pagalbos. Čia yra esminis dalykas. Nes jeigu tu esi plikas basas ekstremalios situacijos metu, tai tu esi priklausomas nuo kitų. Kada atveš vandens, kada duos kažkas maisto, kada kažkas susimils ir tau sušelps tave. Tai stipresni mes būsim tada, kada esam pasiruošę patys. Tai vėl čia grįžtam prie to protingumo. Tai jeigu esi protingas, ruošiesi tam. Jeigu tikėsi, kad to nebus, tai gali pakliūti labai keblią situaciją. Bet paprotint gali tie, kurie priima sprendimus ir minėta pilietinio pasipriešinimo strategija, ten truputį vos pavadinimas ar ne kitoks, planas, nemačiau, ką ten priėmė, tikėtinai viskas teisinga linkme, bet jau 19 metais tarnaujant civilių tarnautojų, žodis tarnautojas, tarnauti, kažkaip dirbti labai sunku sakyti, jau dirbti į mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentą. Taigi ten tarnaujant buvo leista pasidalinti įžvalgom ir jas įgyvendinti. Tai yra, buvo paruošti pilietinio pasipriešinimo kursas numeris 1, numeris 2, numeris 3 buvo paruoštas projektas, paskui ten buvo visokių nuomonių skirtumų, tebūnie. Bet 2 kursai buvo paruošti ir viename iš jų kaip tik buvo 2 akcentai padaryti. Pirmoji daly 5 valandas tik tais, patogus, vos ne per vieną ilgą penktadienio vakarą gali žmonėm įpūst geros informacijos. Taigi buvo viena iš temų šeimos arba asmeninis pasirengimas kariniai kriziai, netgi pavadinom švelniau žodis krizė, bet nebeslėpiam karui. Tai 19 metais
Realiai projektas jau šitos temos buvo 16 padarytas, tik tais per valstybinę instituciją buvo įtrauktas į mokymą. Ir tai, ką minėjo Mindaugas, tai būtent baziniai pagrindai. Kaip man elgtis evakuacijos atveju, kaip jeigu vis dėlto likau karo zonoje dėl kažkokių priežasčių. Ten pradubliuoti asmeniniai šeimos planai nuo suaugusiojo iki neįgalioje, iki vaiko ir panašiai, iki šuns, katės ir taip toliau. Kaip ką viską pasidaryti. Ir viena iš idėjų būdavo kaip apibendrinimas, kad būtent tai, kad jeigu tu asmeniškai šeima tavo pasiruošusi bent jau deklaruojamai 72 valandų tai trukmei išgyventi savarankiškai, ką mes vis sakydavom, galvokit apie kelių savaičių, mėnesių pasirengimą. Tu jau prisidedi kaip pilietis prie valstybės stiprinimo. Va būtent dėl to, kad nebe įdarbinė nei kariškių, nei humanitarinių organizacijų, nieko, kad tau pultų padėti nuo pirmų dienų. Tai reiškia, tavo asmeninis indėlis, tik nusiperkant papildomai tam tikrų priemonių, jau stiprina valstybę. Tai jeigu tūlas pilietis sakys, na gerai, aš nei kariaut, nieko nenoriu, man atgrasu militarizmas, dar kažkas, medicina, kraujo bijau, ten nieko negaliu, košės nemoku virt, nusipirk tai, kas būtina tau išgyvenamumui pagerinti. Ir tu jau sustiprini valstybę. Tai jau pilietinė pozicija, pilietinis pasipriešinimas. Ir kai per pandemiją, po to karui smogus visą jėgą prieš metus laiko, aukščiausi valstybės pareigūnai TV ekrane pasako, nepanikuokit, nebėkit, nepirkit grikių. Wow! Taigi palaukit, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas, valstybinė institucija, visur patalpinusi, reikia turėti grikių 3 parom. Tiesiog, tai kodėl jūs sakot nebėgti pirkti? Tai dabar, kol taika ir kol atveš, išpirksim, vėl atveš, tai dabar ir laikas eiti. Tas, kas neturi būtina, kas turi pasipildyti, būtina išnaudoti laiką. Taigi, šeimos parengimas jau yra valstybės stiprinimas. Kita tema pirmam kurse yra pilietinio pasipriešinimo algoritmas, nesmurtinio. Tai reiškia, tai ką anksčiau pačioj pradžioj minėjau, strategija, taktika, taikiniai, ginklų rūšis, šaudmenys, čia militariniai terminai, bet ten po jais slypi vien tik nesmurtiniai dalykai. Tai pateiki per pavyzdžius istorinius, per mūsų pačių valstybės istorinius pavyzdžius, kiek mes patyrė ir kiek esam nuveikę nesmurtiniam pasipriešinimui ir kad tai davė efektą įvairiais mūsų istorijos etapais. Tai jeigu tai supažindini, o tai stengiamasi buvo daryti, virš 100 000 žmonių su tuo buvo supažindinti per pirmus 3 karo mėnesius prieš metus, kuris įsivažiavo. O 1500 nuo 19 iki 22 vasario. Tik 1500 pasiekėm, nes vis reikėjo belstis į duris. O ten su technologijų pagalba, su viskuom buvo vien tik per 3 mėnesius supažindinti. Tai reiškia, vėl mes sustiprėjom. Dabar pilietinio pasipriešinimo strategijai buvo įvardinta, kad tarnautojai, kurie priklauso mobilizaciniam rezervui, ne kariškam, bet civiliniam mobilizaciniam rezervui, turėtų praeiti, tarkim, bazinį kursą, ar ne, pilietinio pasipriešinimo. Dabar jau Seime Kasčiūnas stumia įstatymo pataisą, kad turi visi tarnautojai praeiti. Ką mes nuo pat pirmos strategijos kūrimo dienos darbo grupėse ir spaudėm. Turim didžiausią biudžetinę visuomenės dalį, kuriai gali būti privalu kaip civilinė sauga, taip šita tema. Išklausykit tas keletą valandų, gaukit medžiagą ir jūs jau esate išmanesni. Tie, kurie nesėdėsit ant sofos, jūs tapsit Paminėjom tarnautojus, gerai, bet tada šiek tiek provokatyviau paklausiu, o ar tikrai kiekvienas pilietis turi turėti savo vietą gynyboje? Ar tai gal net neįmanoma yra? Ar
ar tikrai kiekvienas pilietis turi turėti savo vietą gynyboje? Ar tai gal net neįmanoma yra? Kodėl neįmanoma? Tai tikslas toks. Praktika yra tokia, kad kažkas pasitraukia, ar ne? Kažkas kolaboruoja, o kažkas kovoja. Tai mes siekiam apimti kaip įmanoma didesnę visuomenės dalį į savo pusę. Ir ar tai būtų vaikas, ar tai būtų senolis, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras, tai kiekvienas tam tikrą savo funkcijas, dalis funkcijų dubliuojasi, gali būti. Tada kokios jų funkcijos toje gynyboje gali būti? Ar visi mes turim prie ginklo stovėti? Be abejo, kad ne. Tai čia... Taip ir nebus. Taip ir nebus, bet kažkada galbūt reikės ir prie to ginklo prieiti. Tai jeigu primint, tiesiog paantrint, ar ne, ginklas, turint omeny, koks priešas šalia mūsų ar net tarp mūsų momentais, ginklas vienas svarbiausių atstovėjimo įrankių. Militarinė jėga. Jėga prieš jėgą ir turim būti tam absoliučiai pasiruošę. Nėra kitokios alternatyvos prieš šitą žvėrį, kuris yra šalia mūsų šimtmečiais, ar ne? Kažkada nepatvarkėm istoriškai jų, nepastatėm į kampą, dabar jie mus spaudžia. Bet tam, kad aptarnaut vieną karį, yra įvairių skaičiavimai. 10-20 civilių turi dirbti. Vienam kariui išlaikyti. Tai ką tai reiškia? Nuo kojinių parūpinimo, maisto gamybos, tinklų pynimo, medicinos, moralinių dalykų, vaikų piešiniai, laiškai. Visa tai, viskas į tą patį tikslą. Taigi, absoliučiai, ne visi prie ginklo. Net tai būtų pavojinga, nebūtų kas maistu pasižiūrėti. Čia ir svarbu, kad kiekvienas pilietis karo metu galėtų visų pirma išnaudoti tas kompetencijas, kuris yra geras. Nes kad ir suintensyvėjus kariniam veiksmam Ukrainoje, mano vienas bičiulis, karininkas, sako, žinai, sako, visi nori kariaut, bet tai tu pirmąjį karą tai neik, tu biški kitur gali būti panaudotas. Ir aš suprantu, ką jis nori pasakyti, nes yra kažkokie ryšiai, yra galimybė eiti į žiniasklaidą, įkvėpti kitus kovoti, bet kažkada ir tavo ta eilė, kaip sakyt, ateina. Nes jeigu visi išeinam, tai jau nebėra kas padeda. Pagaliau išeina didelė dalis ginkluotų pajėgų kovoti į frontą, užnugarėje visada atsiranda kas? Marodariavimas. Reikia kovoti su šitais dalykais, reikia apsaugoti žmonės, nes jeigu užnugaris liks be apsaugos, tai tiesiog vėlgi bus sutrikdyti tam tikri dalykai. Ir prie to vėl grįšiu, kad kiekvienas net pagal amžių gali prisidėti. Vaikai teikdami informaciją, rinkdami tą informaciją, senoliai rinkdami informaciją, atpažindami, kur juda priešo technika, tenais galbūt netgi išmanesni gali ir atpažinti, kokia tai yra technika, šarvuota, nešarvuota, pagal skaičius mėginti dėlioti, ką kursuose valgyti. Vėl ant to paantrint, kad iš naujo paskui nesakyti. Antra dalis kursų yra kaip tik skirta jau tiem žmonėm, kurie po pirmos bazinės dalies, po 5 valandų, tik susipažinus su algoritmu ir ten išgyvenimo elementais, sako, aš noriu daugiau būti, aš noriu būti naudingas. Bet dar ne apie šaudimus, gaudimus eina kalba, tai ten vienas iš stambiausių akcentų 7 valandom, reiškia vienos dienos kursas, vėl patogiai paruošus, yra būtent technikos atpažinimas. Sunkiosios technikos, lengvosios ginkluotės atpažinimas. Ir neinant į jokius ten taktinius, techninius duomenis, šūvio nuotoliai, dar kažkas pavojingumas, atpažink. Desantininkų, pėstininkų kovos mašinos, šarvuočiai, tankai, savaigiai pabūklai, specialus ginklas, nespecialus, modernesnis, senesnės modifikacijos. Išvadas pasidarys profesionalai, ką tu matei. Bet kokia pridėtinė vertė ir būtent Ukraina, kai dabar metai laiko vyksta tas karas, labai aiškiai pasimatė. Kas ten užnugarėje vis atakuojama? Štabai, ginklų sandėliai, geležinkelio mazgai, kaip pilni ten logistikos ir panašiai. Tai kas tai suteikia? Tik tai kosminė žvalgyba, tik tai specpajėgos? Ne, yra dalis visuomenės, kurie dirba aktyviai, taip kaip buvo 91 metais. Į Vilniaus tarybą, į aukščiausiąją tarybą skambino įvairiais telefonais masiškai žmonės iš visos Lietuvos. Buvo žinoma, kas nusileido Šiauliuose, Zokniuose, kas Panevėžy pajuostai nusileido. Taip mokykim žmonės. Negilendant per giliai tam etape, bet aiškiau pasakyti. Ir
tada tie, kas priima sprendimus, turi įrankius su tuo kautis, kažką daryti, turės aukso vertės informaciją. Taigi vėlgi įsiliejimas. Tu nekariauk, turėk akis, nefotografuok, nefilmuok, čia turėk kompiuterį, sugebėk pasakyti, suskaičiuot, kaip ukrainiečių močiutė sėdėdama prie sankryžos dėliojo bulvės, burokėliai, ridikėliai. Kai nuėjo pas saviškius ukrainiečius, pasakė, bulvės, toks stambus, ją įrodo iliustracija, pasirodo tai tankai. Ten burokėliai yra ten desantininkų kovos mašina ir panašiai. Jis suskaičiavo, tiek bulvių pasidėjo, tiek burokėlių ir panašiai. Tai jeigu apmokysim žmonės, tai apskritai tai bus jau ginklas. Ir tą gali daryti, beje, ką Mindaugas užsiminė, visos amžiaus grupės. Nėra stabdžių. Ir vienas pavojingiausių pas mus procesų, kalbant apie jaunimą, kai sako, ką jūs vaikus ruošiat karui? Žinoma! Žinoma, nes karas baisiausia, kas gali mums nutikti, mes turim juos paruošti ir tam. Tai vien mes galima turbūt ir Ukrainos patirtim pasinaudoti, kiek žinau, ukrainiečiai dabar turi appsą programėlę tokią telefonuose, kur paprasti civiliai gali stebėdami raketų trajektorijas pažymėti, suvesti bendrą centrą, pagal tai galima nustatyti, kur link juda, kaip juda, čia net daug nereikia. Kaip veikia valstybinės institucijos, jų patirtis ir visuomenė. Taip. Ir mes būtent savo istoriją minim, kiek patirčių, tie patys dar gyva istorija, 91 metų sausio 8, bandymas užimti parlamentą, 5 kolonos. Tengi suveikė tiek valdiška sistema, valdžios viršūnė, tiek aktyvi visuomenė. Nes ten nepasidavė parlamento galvos, o pakvietė, ateikit ir apginkit teisėtai išrinktą valdžią. Ne, kalba sąjūdininkai ar dar kažkas. Teisėtai. Ir žmonės suskubo. Ir tas bendrumas leido atstovėti tuo metu. Ir tą rytą, ir vėliau, ir iki šiol iš esmės. Dabar tik tai susipriešinimo daugiau. Gerai, pačiai pabaigai apibendrinkim ir gal apibendrinkim su kokiais nors praktiniais aspektais. Mes turime 4 knygeles, kurias 2 aptarėme, bet gal dar turim keletą papildomų taškų, ką kiekvienas žiūrovas galėtų apsvarstyti ir pradėti ruoštis ir naudoti. Aš nežinau, kiek tą apsvarstyti, čia toks vidinis turi būti, tiesiog mes dažnai kalbam, kad turi būti politinė valia priešintis, bet turi būti ir pilietinė valia priešintis. Tai kiek tą viduje gali apsvarstyti, tai tada pirmin, nes apie tai reikia galvoti, kiek aš noriu prisidėti prie to, kad mano valstybėje, mano Lietuvoje nebūtų tokių dalykų, kurie vyksta Ukrainoje. Ir jeigu aš žiūriu žinias, ne šiaip į sieną tik tai, ar kažką ten kompiuterinių žaidimus žaidžiu, tai aš empatiškai suvokiu, kaip ten yra blogai. Tai pilietinė valia priešintis čia yra vienas iš tokių esminių dalykų. Jeigu esi ten, kur priimi sprendimus, kitaip tariant, vienoje ir kitoje institucijoje, bendrų žodžių valdžioje, ar ne, tai neužmiršti savo priedermės, kodėl tu esi ten. Tarnauji savo žmonėms ir valstybei. Tas žodis tarnauju yra išnykęs iš ten. Darbas, atlyginimas, blogas, geras. Taigi, jūs ten atlikit savo darbą sąžiningai. Ir tada reikalaukim iš kitų, ar ne? Ir tada visuomenė, matydama, kad jų atstovai ten savo atlieka maksimaliai gerai, visuomenė neturės atmetimo reakcijos. Tie, kuriem, kaip sakau, maniakai, ten maždaug 20% visuomenėse pagal tam tikrus skaičiavimus, kurie mesis su ginklus, be ginklo, viską darys, dalis bus prie pasyvesnių, jie egzistuoja ir egzistuos, kas beįvyktų. Nesvarbu, koks nusivylimas savo valdžia, aplinka, geopolitika, jie vis tiek gins tas vertybės, bet taip gali nutikti kaip partizanams. Vieni miške, studentai baliavoja mieste ir inteligentai. Ups, tai arba visi, tai reiškia, bet neturi būti supriešinimo. O tiek smetoninė Lietuva, tiek dabar turi tokias peripetijas, nesueinančius dantračius, kad mes galiausiai prieinam prie to, kad net jeigu ir sąmoningas, sveikas, šiaip patriotiškas, pagarbus, išsilavinęs pilietis, jis sako, aš negaliu pakęsti, žiūrėkit, ką jie daro visą laiką.
Aš negaliu nieko pakeisti, nes jie greuna, ką aš bedaryčiau, kaip be nubalsuočiau, kiek be įnešiu. Taigi, ten atsitokėt, prisiminti savo paskirtį, apačiai neleis savo nusivilt, bandyti išlaikyti tą sveiką, tai tokie dalykėliai ir tada sueisim į stiprią kompaniją, komandą ir galėsim daug nuveikti. Mažiau parazitavimo, daugiau galvojimo, tai kas čia yra ta demokratija, kas ta mano laisvė daryti viską. Ir pareiga. Ar tik kiti turi mano laisvę ir pareigą apginti, ar ne, ar ir aš kažkaip turiu prisidėti. Tada mes sueinam. Taigi, nėra vienos pusės. Gražiai žodžiais ir užbaikime. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ir su Jumis, brangus Delfi TV žiūrovai, irgi atsisveikinu iki kito penktadienio. Nepamirškit mūsų sekti Facebook Locked and Loaded paskyroje. Likit sveiki ir ate.